Jo, šiaip mano vardas Lukas, bet pseudonimas mano yra Phil. Ką tai reiškia? Čia, žinai, du į vieną. Vienas Phil kaip girdis, Phil, bet kadangi rašosi F-I ilgoji L, tai iš tikrųjų reiškia forget your limits. Pamirš savo ribas, mes tik patys ją savo nusistatom. Tai sveiki, aš Phil. Phil 85 metų. Iškart matau sodybą, kotedžiukas, galinis kiemas, zen sodas, ten upelis, kriokliukas, žinai, akmenys, augalai. Kažkur mano žmona, močiutė vaikšto ir aš matau, kaip sėdė anūkai ir aš jiems pasakoju dalykus, pasakoju istorijas, dalinuos kažkiek išmintim. Sakau, aš pats neturėjau tokio šanso, nes aš gimiau jau mano senelių nebuvo vyrų, buvo močiutės, bet vėliau ir jos gan anksti numirė ir nebuvo to tokio pasakojimo apie senovę. Kažkur man labai traukė šitas dalykas, labai buvo įdomu. Noriu būti išmintingas ir labai tikiuosi, kad fiziškai būsiu judrus. Tai koks chapteris dabar? One step away from daugtaškis. Jo, jaučiuosi arti to lūžio, nes vis tiek vyksta kažkoks kilimas, kopimas, tada įvyksta lūžis, tada enjoyinimas, tada prasideda stagnacija, nes tada tu vėl, biški komforto zona, buvimas komforto zonai tave vėl nusodina, kol tu vėl kažkur atsimuši ir nuo to vėl atsispiri į viršų. Tai aš jaučiu vėl, kad esu labai arti to didžiojo lūžio. Šiaip aš žinau, kad aš šiandien esu geriausia savo versija, kokią kada nors buvau. Psichologiškai, dvasiškai, fiziškai. Ir labai esu to patenkintas. Tai tiesiog žinau, ką turiu daryti, aš turiu tikslą. Per daug savęs neteisiu, ką aš pasiekiau, ko nepasiekiau, nebandau lyginti su kitais. Aišku, tų trigerių būna, tie momentai išlenda, bet šiaip aš patenkintas. Manifestuoju, medituoju. Aš net nežinau, man atrodo, kad aš tai tiesiog savyje žinojau. Aš tai dariau tada, kada aš dar net nežinau, kad tai yra manifestacija. Ir gal tik tiesiog įvyko tai, kad vėliau tam atsirado pavadinimas. Bet apskritai mano požiūrį į dvasingumą aš jau jį turėjau nuo daug seniau ir aš kažkaip niekad nerišau to prie religijos, nes čia visiškai kitas dalykas. Religija, nežinau, ypač ta religija, kurią mes žinom, tai buvo tiesiog įrankis tam tikrų žmonių, tam tikriem dalykam. O pats dvasingumas, tai jis atrodo kažką glūdėjo visada, aš tai dariau jau tikriausiai vaikystėje. O dabar pradėjau tai propaguoti sąmoningai. Pradėjau žinot, ko atsisakyti, kaip tai daryti, kaip jausti, kaip išjausti, kaip svajoti. Apskritai, kas yra ta meditacija. Nes yra dalykas malda, vienas dalykas, kur tu šneki su visata. O meditacija tai yra tas laikas, kada tu gali nuraminti savo mintis ir visata šneka su tavimi. Tai reiškia, tada tu gauni grįžtamą į ryšį. Tai šitus dalykus tikrai propaguoju, tai yra mano dienos rutina, aš tai darau, to labai domiuosi. Ir dar suimu tokių dalykų kaip teta healingas. Kol kas darau aš labiau savo, norėčiau dirbti su kitais žmonėmis, bet turiu dabar 4 pakopas to dalyko, čia yra dar tik maža labai dalis, bet kas yra teta healingas, tai yra darbas su žmonių įsitikinimais ir nuostatom, čia kalbant apie mažąją dalelytę. Būtent per teta dažnį, nes žmogaus smegenys dirba 7 skirtingais dažniais, jei nemeluoju, 7 berods. Ir teta dažnis yra tas, kuris nukelia tiesiai į pasąmonę, tai kai tu neturi filtro. Būdamas teta dažnį, tu gali atkapstyti pačius seniausius prisiminimus, tu gali grįžti į vaikystę, gali atsiminti tai, ko tu dabar neatsimeni. Nes iki 6 metų vaikams visą laiką protas veikia teta dažniu ir viskas jiems eina tiesiai į pasąmonę. Tai darbas su įsitikinimais, tai sakykime, yra tai, kai ten seneliai ar ten tėvai anksčiau irgi, pavyzdžiui, sakydavo, oi, vaikeli, kad uždirbt turi sunkiai dirbti. Viskas tau įsirašė, tu kitos tiesos nežinai, tu savo gyvenime dirbsi sunkiai ir tik taip uždirbsi pinigus. Nes tu nežinai, kad lengvai galima, nes tau jau pasakyta, įrašyta ir tu taip moki pasiekti tikslą. Tai teta, paėmus šitą mažą dalyką, pradeda dirbti ir perrašinėti, būtent per meditaciją eiti teta dažnį, tam tikri metodai, praktikos ir perrašinė į softą. Nusiimi šitus blokus, kad suprastum, kad visą tai gali ateiti lengvai. Tai čia tik taip užkabinau, minimaliai. Pagrindinis man, sakau, kažkodėl mainstreamas, bet Simpsonai, žinau, net valandą, 3 grįžti po mokyklos, ten
Rutinos dalis, čekini Simpsonus, irgi Simpsonai buvo kažkoks coping mechanizm, dažnai padėdavo kažkokius sunkius momentus, padėdavo man pabėgti. Jo, tas multikas padėdavo pabėgti, nežinau ar tai buvo gerai, bet iš esmės. Nu ir faktas tas žavi tuo, kad Simpsonų predictionai yra kažkas insane. Po šitiek metų, nu, ta prasme, nu, ble. Jie yra, ir jie yra jau ir tarp mūsų, aš taip manau, faktas tas, kad, nu, jie tiek pažengė ir, nu, ten. Tikrai nepasirodys taip, kaip jie turėtų, arba kaip atrodytų, dažniausiai tikriausiai ir būtų žmogaus pavidalu, nebent man prisipažintų. Aš norėčiau paklausti apskritai apie šitą visą matricą, kaip čia viskas vyksta. Kaip ir lyg aišku man viskas, bet norėčiau detaliau, aš ką norėčiau sužinoti, vat, būtent apie, ar tikrai vat, vyksta ta kova tarp awaken, high vibrational people ir tarp tų, kurie būtent dirba ties tuo, kad kiek labiau vibraciją sumažint, nužemint. Norėčiau, dažnai kažkaip galvojau, norėčiau teleportuotis galėtų. Aš tikrai norėčiau tai va. O kokia mano supergalia? Plus dar vienas dalykas. Kiekviena supergalia gali būti ir supergalia ir tuo pačiu žoskas prakeiksmas. Jeigu tu nemokėsi ją naudotis ir nežinosi, kaip tai panaudoti. Tai va, tokį dalyką vieną aš gal turiu. Jaus žmonių energijas. Matyt, kaip meluoja, ypač jeigu kažkiek žmogų žinau, aš labai, ten vyksta neuronų daug sujungimų ir aš matau žmogaus elgesį, staigiai matau pokytį nuo įprastinio ir aš kažkart suprantu, kad jam kažkas ne taip. Nebūtinai, kad jis meluoja, bet jeigu jis slepia savo būseną, savo kaip jis jaučiasi, aš kart matau, kad kažkas ne taip, iškart jaučiu emociją. Aš einu į kambarį. Ir aš žinau, aš galiu kalbėti ten ar negaliu kalbėti. Aš iškart pamatau, kas heitina, kas neheitina. Aš ateinu iškart matau, kas tarpusavį turi bifą kažkokį, nors jie gali tylėti. Nu, tiesiog aš jaučiu žmonių energiją ir esu tikriausiai tipo hypersensitive. Ir tuo pačiu tai yra gerai, bet iš kitos pusės tai yra kartais overwhelming, nes aš tiesiog norėčiau paprasčiau, biškai, kad viskas vykstų, o kartais būna labai intensyvu. Jo, tikriausiai, meilės yra begalim formų. Mes ateinam čia, iš tikrųjų mes ateinam čia mokintis meilės įvairiausių formų, būtent. Meilė savo, meilė kitam, meilė per atstumą, platoniška meilė ir begalį kitų, bet kas yra meilė, tai tikriausiai besąlygiškumas, nežinau, va tas balansas tarp ego, va kad tavo širdis ir protas būtų koherentiškas, kad būtų mažiau savanaudiškumo, bet sugebėtų nubrėžti ribą. O čia labai sunku, nes apie kiekvieną aš galėčiau kalbėti kitaip. Meilė antrai pusiai, meilė savo. Aš manau, kad svarbiausia meilė yra savo. Ne savimylė, bet meilė savo. Nes savimylė ateina iš ego, meilė savo ateina iš širdies, iš gilumos. Nes jeigu tu nesugebėsi mylėti savęs, tai niekas tavęs nemylės ir tu negalėsi mylėti kitų. Tai yra priėmimas savęs tokio, koks tu esi, o meilė kitam ir yra priimti jį tokį, koks jis yra. O jeigu tu nesigebi to žmogaus priimti, reikia jį paleisti. Nu, aš galvoju, kas tokia priklausomybė. Blemba, mes visi turim tikriausiai ir turėjom vieną, kur mes ten nuo 10 klasės kiekvieną šeštadienį, sekmadienį tipo varom tūsint ir gert. Ir mes skaitom, kad tai nėra priklausomybė, bet kai tu padedi bandyti patūsint be alkoholio, tu supranti, kiek tai jau yra priklausomybė. Tik aišku, jinai nėra virtusi alkoholizmu, bet tai yra priklausomybė. Tik mes teisinam ten, tai čiagi galiu leidti. Jo, aš daug rūkiau gandžius nuo 12 klasės, tikrai daug prarūkiau. Aišku, tas man atvėrė tam tikrus gal kūrybinius. Aš nesigaliu dėl nieko, kas buvo, nes tai mane atvedė ten, kur aš čia šiandien esu. Aš turėjau pereiti tuos etapus, bet jeigu vat ir galėčiau pakeisti tą vieną dalyką, tai aš būčiau atsisakęs to daug anksčiau. Nes gandžia tai yra rytoj, o ne šiandien. Gandžia yra begalė idėjų, bet maži resursai jas įvykdyti. Aš jaučiuosi šiek tiek vėluojantis pagal savo amžių. Aš daug laiko praenjoinau, nes tai yra komforto zona. Aš pavyzdžiui, ką norėčiau duoti žinutę jaunimui, tūsint yra gerai, ten varyti, išgyventi, pajausti. Būtina tai padaryti, tu turi patirti. Čia tavo siela ir atėjo į žemę, kad būdama šitam kūne patirtų visus kūniškus malonumus, išgyventų visas įmanomas emocijas ir visą spektrą. Esmė yra tame, kad mes pripratom už nieką gauti apdovanojimus. Tas pats scrollinimas, tiktokai, ten parūkyti ir tą, mes neužsidirbam, neužsitarnavom, mes tiesiog taškom dopaminą.
varom tos receptorius, kad mes norim tik apdovanojimus gauti. Tik aš noriu, kad tik gerai viskas, faina, euforija, euforija, euforija. Ką aš noriu patarti, kad, tipo, you gotta earn it. Jūs padarykit kažką, nusistatykit vieną savaitės tikslą, kad level up, kad pakiltumėt, kad pasiektumėt bent žingsneliu į viršų. Pasiekit tai ir galite varyti tūkstantį. Vėl susigalvokit savaitės kažkokį dalyką, pasiekit tai, užsitarnaukit ir pamatysit, ant kiek bus faina. Nes jeigu taip nedarysit, labai greitai nusidroš tie receptoriai ir tiesiog tu pabandysi tą. Ir kai tai yra neuždirbta, tai netenka prasmės ir bus nebeįdomu. Ir tada reikės kelt kartelę. O tada prasidės nuosmukiai gyvenimo. Tada prasidės didelės avantūros, rizikos. Paprasti dalykai nekels tiek džiaugsmo. Tai kai tu užsitarnauji, tada labai mažas dalykas sukelia daug džiaugsmo. Jo, iš tikrųjų apskritai, va, šitas intervas, taip gal galiu pasakyti, čia visai gavosi random. Aš irgi šiandien sėdėjau darbę ir buvau toks nusikalęs ir galvojau, dar reikės varyti, kaip aš ten atrodysiu, kaip aš ten, ką mano galva gal nedirbs ir panašiai, bet iš tikrųjų labai geras vaibas, aš labai atsipalaidavau. Senai norėjau apie tai pašnekėti, papasakot šiek tiek apie savo pasaulėžiūrą, gal duot kažkokių tai patarimų. Ir tiesiog apskritai pasidalint tuo, kuo aš gyvenu. Ir man labai patiko visos rubrikos, nuo ko mes pradėjom nuo kūrybos. Ėjom per tam tikrus dalykus ir atėjom iki gilesnių prasmių. Tai ačiū už šitą pokalbį. Ačiū tau labai.